vardas yra Mahmudas, pavardė yra Tignavard. Lietuvoje atvykau 2003 metai. Aš esu Jekaterina Fedotova, esu iš Šalčininkų rajono, dirbu ligoninėje. Jonas Valaitis, esu LGBT teisių naujienų portalo jarmo.net redaktorius, Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos narys. Esu Danija iš Indijos ir šį semestrą atvykau studijuoti tarptautinės komunikacijos magistrantūroje. Jevgenijus Šuklin, dabartinis Seimo narys, iš Visagino, prieš tai buvau profesionaliu sportininku. Aš esu iš Jonavos. Pirmas dalykas, kas šauna į galvą, tai muzikuoju. Studijuoju Vilniaus universitete. Esu iš Trakų. Irgi esu menininkė, bet rašau eilėraščius. Irgi pradėjau studijuoti Vilniaus universitete. Lietuva – šalis dažnai besididžiuojanti savo svetingumu. Tačiau čia pat tarp mūsų gyvena žmonės, kurių Lietuva regis vis dar nedrįsta priimti. Tai homoseksualai, rusakalbiai ir imigrantai. Lietuvos gyventojai į šias visuomenės grupės žvelgia su nepasitikėjimu, kartais net atviru pykčiu. Bet jie vis tiek kuria savo gyvenimus čia, valstybėje, kuri jų nemėgsta. Aš iš Iranas. Beveik 11-12 metų aš gyvenau Japoniją. Mailės, kad mane atvedė iki čia ir iki dabar mano yra lietuviai. Mes susipažinom per to kažkokį balę buvo, ten susipažinom jau kiek metai dabar kartu, kokie aš manau 12-13 metai kartu. Aišku, pradžia tai buvo šalta, pabėgau iš čia ir 3-4 mėnesiai nebuvom, dar kartą grįžau, jau nuo tą laikas galima sakyti, čia ir gyvenau. Tai visas kalbos pradžia yra sunku, tai čia žinoma dalykas, čia nėra tavo gimtoji kalba, tai sakiau ir sakysiu toliau, viskas yra noras. Jaučiuosi neblogai, viskas atėjo savo vietą, sunku laikas priėjau, sunku laikas daug turėjom, nemažai. Kadangi 2003, 2004, 2005, tai žinai, Lietuvoje dar nebuvo, kaip dabar yra ta laikas, tai vis tiek buvo, žmonės ateidavo, trukdydavo, ar kadangi anksčiau gyvenu Kaune, tai aš šitą rajonas esu, nežinau, daug, negalima lyginti, kaip buvo prieš 10 metų, kaip dabar yra. Užaugau netoli Šalčininkų, tarp Vilniaus ir Šalčininkų yra mažas miestelis Jašiūnai, kuris yra dar mažesnis už Šalčininkus. Dominuoja trikalbystė, taip aš nemoku kirčiuoti iki šiol, nežinau kur ir kaip kirčiuojami žodžiai, bet visada stengiuosi net ir savo rajone kalbėti lietuviškai, net žinodama, kad, pavyzdžiui, tas žmogus kalba mano antrąją kalbą, pavyzdžiui, lenkiškai ar rusiškai, aš vis tiek ateidama į parduotuvę kalbinu lietuviškai. Gal iš tokio net principo, nes jaučiu dažnai gėdą, kalbėdama kažkur viešai, kad esu iš Šalčininkų. Kai žmogus yra, sakykime, jo tapatybė nėra heteronormatyvi, tai jisai jau pajaučia, kad jis tarsi neatitinka aplinkos formuojamų kažkokių stereotipų. Tai tą netitikimą, nežinau, tikriausiai paauglystėje, 13-14 kažkur metų jau buvo tas momentas, kai jau supratau, kad čia dabar jau kažkokia fazė atėjo. Mano, sakykime, šeima pasidalino labai ryškiai į dvi stovyklas. Tai viena pusė buvo tokia, kad, sakykime, jie labai žiauriai kitaip įsivaizdavo, koks turi būti mano gyvenimas, bet vis dėlto aš tikrai nubrėžiau ribą, pasakiau, kad tai yra mano gyvenimas. Žinot, aš pradėjau suprasti, kas mane iš tiesų šeimoje myli. Mano galva meilė yra be sąlygų. Pasireiškia teisiniai dalykai, tai tu Lietuvoje gyveni ar nemoki mokesčius, dirbi Lietuvai ir prireikus gintum Lietuvą ar ne. Ir iš esmės realizuoji save ir čia dar pasilieki, nors kai kurie žmonės netekę jėgų, vilties, tikėjimo išvažiuoja. Tai ir kai tu žinai, kad šita valstybė tavęs ne visada laiko tokiu, žodžiu, žmogum, kuris nusipelnė lygiateisiškumo, tai yra skaudu elementariai. My brother is here, so he invited me to Lithuania. Mano brolis yra čia. Jis pakvietė mane į Lietuvą. Parduotuvėse susiduriu su tam tikrais sunkumais, nes prekių etiketės nėra anglų kalba. Tai sudėtinga, o kai paprašau pagalbos, žmonės elgiasi atšiauriai bei nemandagiai ir tada nueina. Galbūt jie yra šiek tiek pikti. Galima sakyti, tik tai gimiau Rusijai, praleidau 3 mėnesius ir visą sąmoningą gyvenimą gyvenau Visagine.
Bendravimo kalba, taip. Tai buvo rusų kalba ir dėl to kažkokių diskomfortų tikrai yra, bet čia nėra kaip prorusiškas kažkoks miestas. Pavienių atveju visur yra turbūt ir kitose miestuose. Daugiau tai surišta su stereotipais turbūt, nes dažniausiai formuoja tą nuomonę apie Visaginą tie, kurie niekada ten ir nebuvo. Turbūt tokios koncentracijos Lietuvos, pabrėžiu, patriotų, turbūt nėra ne vienam Lietuvos mieste. Man neapsiverčia liežuvis pasakyti, kad aš ten, žinai, lesbija. Man nelimpa šitas žodis, nepatinka jisai kažkaip. To labiau, kad gal etiketės nesinori savo uždėti, priklauso nuo turbūt konteksto, nes šiaip pydarai tai kartais būna juokinga, jeigu pasako kažkas. Mes ir patys vartojam. Jo, mes pydarai patys sakom, tiesiog čia toks gal inside joke'as, nes mes kartais sakom pydarai, nes atrodo, kad mes galim sakyti, nes, mes patys sakėt. Lesbės dažniausiai kažkaip žaidžia. Jo, bet gal šitas jo yra, nes aš manau, kad daugiau vyram yra pritaikytų tų tokių kažkokių negražių žodelių. Nors jie puoselėja lietuvybę, dauguma iki šiol patiria diskriminaciją dėl kalbos ar akcento. Diskriminacijos visada buvo, yra ir bus. Čia tai nieko negalėjau pabėgti šitą. Bet reikia taikyti su to dalykai. Aš parašymas davom bankai, kad norėjom paimti skolą. Visas dokumentas, ką parašė, aš viską davom balansą, viską, ką norėjo buhalteris siunto. Kadangi jūs esate užsieniečių, aš negaliu jums duoti skolą. Man įdomu, kaip žmogus galėjo šitas man rašyti. Negalvot, aš galiu tą žmogus duoti dėl diskriminaciją, duoti teismai. Bet sakau, kas už to duoti teismai. Čia yra ta, kurią, sakau, reikia taikyti ir eiti toliau. Pripratau, tai su tai rusiškai šneko, tai arba jaunas pradės angliškai šnekėti. Kada lietuviškai šnekom, žmogus akis didelė, taip tavęs žiūra, žinai. Ir sakau, tai kalbėkit kaip su kitai žmogus kalbėti. Tai nereiškia, kad mano veidas yra toks. Tiesiog turim mokėti savo gimtąją kalbą šaly, kurioje gyvenam, pilietybę, kurios turim. Aš labai stengiuosi, dedu visas pastangas ir man atrodo, kad jas labai nuvertina. Nes kai tu visą gyvenimą gyveni rajone, kur nekalba lietuviškai, tikrai didžioji buvusios kartos dalis, kalba lenkiškai, rusiškai, baltarusiškai, visai, bet ne lietuviškai, tai tikrai sunku užauginti savyje lietuvių kalbą tokią, kokia jinai turėtų būti. Jaučiu kažkokį liūdėsį, galbūt nusivylimą savim, bet kartu ir auga motyvacija kažkaip įrodyti Lietuvai, kad mes nesam tokie, negabus. Supranti, kad tu vargini žmonės savo gimtajame mieste, kurie gyvenime nėra kalbėję tą kalbą, tu ateini ir pradedi jos kalbinti lietuviškai. Tai jaučiasi toks kaip nemalonus jausmas, kažkoks tarsi apsunkinė žmonėm gyvenimą. Mano asmeninė nuomonė, ne kalba kalta, o ten, kad, pavyzdžiui, ir jeigu tu rusiškai kalbi, čia nereiškia, kad tu ten palaikai Putino politiką. Tai pas mus gyvena tie, kurie nepalaiko ir jeigu jie palaikytų, tai išvažiuotų gyventi tenai, jie visas sąlygas turi tai padaryti, bet jie ten jokių būdų nenori ir dabar ta banga, visi net ir kurie leidimus gyventi turėjo, tai visi dabar bando gauti pilietybę. Įvairių žmonių yra ir ten kartais ten bando tave užkabinti, kad tu pamato ten pavardę ir kad čia atvažiavai. Aš sakau, aš čia gyvenu ir gyvensiu ir niekas man čia neišvarys nei ką, nes čia aš Lietuvos pilietis, aš lietuvis, aš save ir taip ir laikau. Atsirado naujas įstatymas, dėl kurio nuo sausio turime išmokti lietuvių kalbą A1 arba A2 lygiu dėl darbo. Todėl dabar ir mokomės, bet būna sunku suderinti su studijomis ir darbais. Ieškodama darbo susidūriau su daug sunkumų ir net dabar dirbu indų restorane, nes tik šis savininkas mane priėmė kaip indę. Nors esu profesionali plaukų stilistė, man nepavyko rasti darbo šioje srityje, nes lietuvių kalba buvo privaloma. Čia susidūriau su sunkumais. Dalis jų dėl aplinkinių nuomonės negali laisvai reikšti savo jausmų.
Mokyklai turėjau irgi pirmą merginą ir mokyklos bendruomenė sužinojo dėja. Ir mane tiesiog vidury pamokos įsivedė socialinė darbuotoja. Pasakė, kad mes žinom, kad tu ten bučiavaisi su kita mergina. Tu turi dabar rimtų problemų. Pakėlė labai didelį skandalą. Grasino mane išmesti iš mokyklos. Tiesiog mama žiauriai buvo supykusi, žiauriai apstumė ten, sako, ten negaliu tavęs matyti ir panašiai, tu man daugiau ne vaikas ir panašiai. Tai teko net kelias savaitės nebūt namie, gyventi atskirai. Mokyklos, nors jis sako, kad jos yra tolerantiškos, jos palaiko visus, bet kai pats žmogus susiduria su tuo, tai visiškai atsisuka prieš tos žmonės. Man labai iš tiesų nepatinka, kai prie manęs tiesiog priekabiauja ir tokie tikrai vyrai, kurie jau čia save laiko didžiais heteroseksualais, kurie tiesiog šlykščiausiais apibūdinimais šneka apie mane kaip apie kažkokį, atsiprašant, seksualinį objektą, kuris tik tais tuo ir te užsiima ir daugiau nieko, aš praktiškai ne žmogus ir visa kita. Seksualinis priekabiavimas, žinokit, yra. Ir man yra labai keista, kad tai daro būtent save tradicionalistais laikantis asmenys. Aš papildyt norėčiau, kad turėtų būti ugdoma tolerancija apskritai, o ne kažkoks, kaip pasakyti, sukiršinimas kažkokių grupių, kur, nes iš esmės pagalvojus, čia nieko tokio blogo nenutiko. Tiesiog meilė tarp dviejų žmonių ir pavyzdžiui, tėvai, mano mama nelabai ten buvo, kad kažką sakytų, bet mano tėtis labai ten mane įtikino, kaip jie maždaug galvoja, ko jie nori ir panašiai, jis galvoja, kad viską apie ją žino. Ir aš irgi buvau vienu momentu, sakydavau savo, kai manęs kažkas paklausė, ką tu galvoji apie gėjus, lesbietes, aš tokia, tai man jie, kol nesimaišo, tol netrukdo, maždaug nesireikškit. Vengiau tos minties, nes aš tiesiog galvau, kad gal tikrai čia yra įsigalvojimas koks, ir tiesiog save labai veržiau ir man buvo labai sunku tikrai momentais, kad aš ten sakiau, niekam nesakysiu. Bet kai pradėjau pasakot kitiems žmonėms ir draugams savo artimiausiams, supratau, kad nieko čia baisaus, čia labai priklauso nuo žmonių aplinkui, kur tu esi, kuriems čia tiesiog paprastas dalykas, o kai kuriems čia gali būti įsigimimas, liga, dar kažkas nuodėmė. Dėl savo tapatybės jie jaučiasi nesaugus. Aš niekada nepamiršiu savo buvusią žmoną, vienas sūnus, turėjom sūnus, aš apkabinau sūnus su žmona prie katedrą, mes vaikščiam, du tokie žmonės, kurie yra, lietuviai mes sakam, drabužės yra juoda, nežinom, tokia, gal rasistas vadinti, taip, tinka tokie žmogus. Medis šakis trauko, taip meta ant manęs, be jokų žodžių, nieko. Ir meta, aš taip žiūriu, žmona žiūriu. Būdavo man įvaitas. Sakau, vis tiek 3-4 metai vaikas supranta kažkiek. Aš niekada nepamiršau, policija sakau, tai katedras, centras, pilna kamera, jūs kaip negalit pagauti tai žmogus. Tokį turėjom, ateina žmogus. O, juoda galva. Atvažiavai į mūsų šalį, reikia mums duoti kababas už dykas. Čia mūsų rajonas, sakau. Buvo, daug buvo. Dabar labai, aš negirdžiu dabar, kas nors apie tą kalbėtų. Kai mes šnekame apie saugumą, esi tokioj padidinto pavojaus zonoje. Reiškia, kad jeigu tu eini, sakykime, gatve ir kažkokia tai tavo tapatybės detalė prasiverš, tai tu tiesiog gali būti užpultas, gali prasidėti priekabiavimas. Tai yra buvę 2 momentai tokie man įsiminę. Abu jie nutiko Klaipėdoje, Uostamieste, kai tai buvo vienas momentas, kai aš ėjau nuo jūros namo, ir aš supratau, kad automobilis važiuoja iš paskos ir tada išgirdau, kad moteris tiesiog sėdėjo keleivio pusėje ir jinai tiesiog man pranešė, kad jinai tai yra už tradicinę šeimą. Bėda yra ta, kad aš tą moterį mačiau tikrai pirmą kartą gyvenime. Tada, žodžiu, buvo irgi toksai vienas momentas, kai ėjau ir pralenkiau tokį vyrą, pradėjau šnekėti kažką apie pedalus, apie dviračio kažkokias detalės ir tiesiog ant manęs rėkia ir žmonės, kai įžeidinėja, vartoja ar net visokius tai įmantresnius kartais žodžius, kurie lyg ir neturėtų jiems paskui kelti problemos, jeigu atvejis atsidurtų ant teisėsaugininkų stalo.
Jie laužo stereotipus ir prisideda prie Lietuvos gerovės. Kai studijavau, kartais kildavo klausimų dėl mano vardo, nes mano vardas yra Jekaterina. Akivaizdu, kad jis nėra lietuviškas ir tarptautinis, jis dažniausiai yra populiaresnis buvusio sovietmečio šalyse. Dažnai jau dėl vardo turėjau tokias kaip ir išankstinės nuostatas. Labai dažnai iš draugų, kurie visą gyvenimą kalba lietuviškai, sulaukiu tokių pasityčiojimų, kai kažką ne taip pasakau, tai visam gyvenimui tas lieka. Paskui iki gyvenimo pabaigos, man atrodo, kartuoja man tą neteisingą formuluotę arba kirčiavimą. Dažniausiai tiesiog pasišaipo, pakartoja netaisyklingai ištartus žodžius ir panašiai. Suprantu ir pateisinu bumą, kodėl visi taip nori atsisakyti tos kalbos, kodėl visi skatina klausytis dainas lietuviškai, lenkiškai visai, bet ne rusiškai. Tai tikrai pasijautė, bet man atrodo, tas turi labai argumentuotą pagrindą. Savo bendravimo rate neturiu ir atsikratau žmonių, kurie palaiko Rusijos terorą, bet dažnai išgirstu replikas darbe, gatvėje ir turgu einant į parduotuvę, bet kur išgirstu bendraujant žmonės apie Baltarusijos politikos mėgimą, apie tai, kaip būtų faina, kad ateitų pas mus Putinas. Tai dėja, bet mūsų rajone tas požiūris išlieka, ypatingai iš senesnės kartos žmonių. Tai dažniausiai būna ir tokie šeimos konfliktai. Man turbūt tas patriotiškumas atėjo per sportą, nes man buvo garbė atstovauti Lietuvą ir tą, ką Lietuva davė, tai ir kitiems turbūt. Patriotai ir kad rusai, jeigu pamato rusišką pavardė, kaip pavyzdžiui pas mane irgi, tai iš karto prikabina, kad kažkoks vos ne čia rusų patriotas ir tai aš vertinu pagal darbus. Tai aš gavau per savo gyvenimą nemažai valstybinio apdovanojimų už nuopelnus Lietuvai. Aš tarnauju kaip šaulys Šaulių sąjungoje irgi aktyviai. Aš 20 metų atstovau Lietuvos vėliavą garbę pasaulio čempionatuose. Tai kas didesnis patriotas ir kas daugiau padarė, reikia vertinti pagal nuveiktus darbus turbūt, ne pagal pavardę. Kokia jo pozicija? Tai, pas mus iš karto, jeigu girdi rusiškai kalbantį žmogų, tai iš karto užpuola ir sako, tu čia vadnikas, ten nežinau, bet gal jis jau prisidėjo prie to, kad, nežinau, tos režimas jau daugiau negu bet koks lietuvis, ne? Tai reikia pagal tą vertinti. Indų atvykstančių studijuoti į Lietuvą skaičius didėja. Yra dvi grupės žmonių – tie, kurie mūsų nemėgsta ir tie, kurie mus priima. Tačiau Indijos ambasadoje gavome skundą, kad indai viešumoje kelia triukšmą ir vaikšto grupėmis. Lietuviai nėra įpratę to matyti. Ne tik indų, bet ir žmonių iš Bangladešo ar Pakistano. Lietuviai mano, kad mes esame nerūpestingi, mušamės, bet taip nėra. Jie patiria ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą. Atvejai rodo, kad tų įvykių būna. Taip, tie žmonės yra ir fiziškai užpuldinėjami. Tai buvo toks atvejis, kai tiesiog jaunuoliai kartu su pagyvenusiu vyriškiu girtavo, žinojo, kad tas vyriškis yra gėjus ir girtavimo metu tiesiog tarp jų kilo konfliktas. Na ir prasidėjo tie riksmai ir iš tiesų auka buvo nukankinta žiauriai, neišgyveno ligoninėj. Prokuratūra kvalifikavo, kad tai yra padaryta bent jau už homofobiškų paskatų. Yra privedimų prie savižudybės. Pavyzdžiui, teko rašyti apie Šarūną tokį, kuris nusižudė dėl to, nes jo šeimoje reiškėsi labai stiprios homofobiškos nuostatos, tuo metu jam buvo paauglystė lyg ir 17 metų. Jisai buvo labai perspektyvus žmogus, aš manau, kad po kažkiek laiko, jeigu jis nebūtų nusižudęs, jis tiesiog būtų atvykęs į Vilnių ar ne kažkur įsidarbinęs, mokęsis galbūt panašiai ir žmogui galbūt gyvenimas visai kitaip būtų susiklostęs, bet gyvenimas nutrūko dėl homofobijos. Pavyzdžiui, mano tėvai, tai žiaurūs homofobai. Sako, kad tokius žmonės deginti reikia ir panašiai, tai aš negalėčiau, pavyzdžiui, savo tėvams pasakyti, kad, pavyzdžiui, turiu merginą. Čia toks žiauresnis dalykas, kad aplinkos nuomonę gali paveikti. Bent jau Vilniui, tai
Aš sakau, kažkaip labai mažai pastebim. Aišku, irgi yra dar kartais tokia baime kai kuriuose vietose susikabinti ten tom rankom. Vis tiek tu jeigu jau eini ten prie katedros, tai gali drąsiai, bet jeigu tu ten nuvarytum į kokius naujininkus, tada kažkokius tokius atokesnius rajonus, tai jau biški reikia, žodžiu, reikia labai pagal situaciją žiūrėti. O mažesnėse miesteliuose, kur mažai tokių, kur reiškiasi, tai vis tiek toks, kur pažiūrės kreivai, ten pasakys kažką, tai jo. Pas mus tai Jonavoje, jeigu būdavo koks vienas gėjus arba lesbietė arba biseksualus ten kažkas, tai visi žinodavo mokyklai, visi žiūrėdavo, apkalbinėdavo. Jie, homoseksualai, rusakalbiai ir imigrantai, ne visada jaučiasi priimti, tačiau šie nemylimi žmonės vis tiek myli Lietuvą. Nemokinau kalbą, kad dėl kitai žmogus. Pirmą aš mokinau dėl savęs. Reikia gerbti tą šalį, kurį tu atvažiavai ir ant jo žemai vaikščiai, ant oras kvapuoji, tai reikia gerbti. Aš čia labai gerai jaučiu. Aš važiuoju pas save, aš jaučiu savo namų ir jokio pravnos neturim su nieko. Aš dabar atvirkščiai, važiuojam savo šalį, aš ten jaučiu, kad čia nėra mano šalį. Čia atvažiuoju oras, ačiū Dievui, grįžau savo šalį. Labiausiai iš visų pasaulio kultūrų mane ir traukia Lietuva. Labai mėgstu ir gilintis į Lietuvos istoriją, jaučiuosi labai pranašiai, kai galiu Lenkams jų gimtąją kalbą pasakoti apie tai, kokią turėjom istoriją. Tas pats ir rusiškai pasakojant. Laisvai galiu bet kurią kalbą jiems papasakoti, kaip čia pas mus buvo, kaip faina. Jaučiuosi tikrai, kad čia yra mano dalis, mano gyvenimo dalis. Nesijaučiu čia Lietuvoje ne namie, jaučiuosi kaip namie, žodžiu. Net negaliu sugalvoti, prie kurios šalies tautybės galėčiau save priskirti negu prie lietuviškos. Ar tu pasiruošęs ginti vietą, kur tu gyveni? Ar čia tavo namai ar ne? Tai viskas. Jeigu lietuvis nepasiruošęs, tai komas geresnis negu kad jis lietuviškai kalba, ne. Tai jeigu tu pasiruošęs ginti savo namus, tai reiškia, bet koks tu, nežinau, ten juodaodis ar dar kas nors. Jeigu tu eisi pirmas ginti Lietuvą, tai čia rodiklis kažkoks, ne, mano manimu. O ne tas, kuris ten sėdi patriotas kur nors ten Amerikoje ir sako, koks aš čia patriotas, aš čia tą padarysiu, bet tik tai karas kažkas čia artėja prie mūsų, išvažiavo su visa šeima. Ir tas patriotiškumas baigėsi. O kažkodėl tie visaginiečiai rusai, niekas neišvažiavo, pas mus nesumažiavo, visi gyvena ir visi stipriai atviršiai pas mus ir Šaulių sąjungos būrys, ir Kopa, ir visi kiti, nes visi žino, kad jeigu reikės, tai ginsim. Ir liksim čia. Mes esame labai draugiški ir mums patinka būti priimtiems kitose šalise. Taip pat mes patys mėgstame priimti užsieniečius. Didžiausias sunkumas Lietuvoje yra kalbos barjeras. Jo panaikinimas būtų geriausias dalykas. Tai šią šalį padarytų dar patrauklesnę imigrantams. Mes nebuvome gerai informuoti apie Lietuvą iki COVID, bet paskui daugiau sužinojome apie šią Europos šalį. Kai čia atvykstame, kalba trukdo užmegzti ryšį. Kalba pakeistų viską. Mes niekuo nesame kitokie negu kiti žmonės. Jeigu mes užjaustumėm ir suprastumėm savo LGBT piliečius, tai aš manau, kad šitie klausimai labai lengvai išsispręstų. Tai tiesiog reikia sąžinės kiekvienam turėti. Daugiau. Lietuvą aš myliu, dėl to aš ją labai noriu mokyti mylėti mane. Homoseksuališkumas tai nėra liga. Jo, šitas jo. Man tai toks pirmas, kas šauna į galvą, tiesiog, kaip mano mama sakė, kai aš tai pasakiau, sako, svarbu, kad tu geras žmogus, neskriaudi kitų, nežudai, nevogi, viskas su tavim gerai, o ką tu myli, tai yra visiškai nesvarbu. Tai žmonės, kurių mes nemėgstame,